Kiek norėtum dabar sulaukti vaikų? Na, norėčiau galbūt 2 vaikus, kad būtų panašus vienas į tave, vienas į mane. Ar sutiktum su manim, pavyzdžiui, per lietų, basai, pabėgiot laukuose, kokiuose nors? Žinoma, vis dėlto taigi būtų įdomu, visgi smagu ir įdomu tai būtų. Atsiminti jaunystę, vaikystę tiksliau. Ar tai dažnai tu mane sapnuoji? Kaip galvoju apie tave, taip ir sapnuoju. Jeigu aš tave labai myliu, reiškia, dažnai sapnuoju, nes dažnai apie tave galvoju. Ar patinka tau, kad aš tave apkabinu taip netikėtai, pabučiuoju? Žinoma, patinka, juk mylimo žmogaus apkabinimas arba bučinys labai malonus yra. O kodėl iš daugybės merginų pasirinkai mane? Nu, nes tikriausiai esi man tinkama, nes aš tave labai myliu, man labai patikai. O kodėl mane įsirinkai? Nes tikriausiai pats gražiausias princas buvai mano. Ar įsivaizduoju mane, kad aš būsiu senas, jau toks vos vaikštantis? Na, kol kas tai yra dar tolima mūsų ateitis, bet žinoma įsivaizduoju, ruošiuosi visą gyvenimą praleisti su tavim ir rūpintis tavimi. Koks tu bebūtum vėliau. O kiek tu norėtum vaikų turėti? Gal irgi 2, tai mažiausiai aišku, gali būti ir netgi 3. O ko labiausiai norėtum turėti? Dukrytės ar berniukų daugiau? Nu, geriau būtų po lygiai, aišku, bet jeigu ten bus daugiau, ne porinė, tai nežinau. Tiktų bet ką, ir mergaitė gerai, ir berniukas irgi neblogai. Skaniai aš gaminu valgyti? Taip, man patinka, labai skaniai. O tau ar patinka, kada gaminu kartais? Žinoma, bet tu tai darai, bet tu šat skaniai, kai būna proga, tai būtinai skaniai padarai. O kaip tau atrodo, manyje tau kas nors trūksta, ar ne, kokia nors, pavyzdžiui, namų ruošoji, gal aš blogai kažką tai darau, ar dar kas nors? Ne, aš manau, kad užtenka to, kad darai, kas yra padaryta, jeigu ne, tai galim kartu visada padaryti, jeigu tau kažką tai per sunku yra, ar panašiai, arba nori kartu. Bendrai galim padaryti linksmiau. Kviečiame dažniau apsilankyti Maksimai, būti kartu su mūsų šeima. Ačiū. Ir mamai. Ačiū. Ačiū labai, ačiū už interviu. Ačiū. Ačiū. Ačiū.